Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginį bankinį pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Sisteminėje žiniasklaidoje pasirodė labai įdomi informacija ir įdomiausia tai, kad ši informacija komentuojama taip, kad jeigu tai būtų anksčiau pakomentavęs kas nors kitas, būtų apšauktas jo pamėgtų žodžiu vatnikas. Pasižiūrim. Prieš kelias savaitės iš kalėjimo paleistas ir į Vilnių atvežtas Sergejus Cikhanauskis turi keistų idėjų. Pareiškė, kad masto Lietuvoje kurti Baltarusių salyną, autonominį rajoną, tarsi laisvą Baltarusiją, bet Lietuvoje. Tad tai kelia ir kitą klausimą. Cikhanauskajos projektui Vilniuje jau daugiau nei 5 metai ir tai daugiau nei viena prezidento kadencija. Ar Lietuva iš to ką nors laimėjo? Valdžios atstovų klausia Eglė Račkauskaitė. Sergejus Cikhanauskis jau gavo vadinamąjį Baltarusių pasą su vyčiu, kurio Lietuva teisiškai nepripažins, todėl iš čia tiesiog knygelė. Arba, kaip, sakykime, yra toks žemaičio pasas, sakykime. Pasą su vyčiu sumanė žmona Svetlana Cikhanauskaja, nors Lietuvoje tai ir sukėlė nedidelę įtampą. O dabar ir pats Cikhanauskis turi idėjų, kurios minimum verčia pakelti antakį, maksimum panašėja į pretenzijas dėl šalies teritorinio vientisumo. Cikhanauskis mąsto apie autonominį Baltarusių rajoną. Jei baltarusiai nenorės kovoti, nenorės tikėti manimi, tebūnie, tegul tiki kuo kitu. Svarbiausia, kad jie kovotų ir kad ta kova duotų rezultatą. Jei rezultato ji neduos, man ta šalis, aš čia pradėsiu kurti tokius salynus. Žinai, kaip Rusijoje buvo vokiečių autonominis rajonas, kažkas panašaus. Buvo ir žydų, mes galime vystytis ir taip. Šalis juk tai žmonės. Lietuvos valdžia Cikhanauskiui atiduoti kurio nors rajono planų neturi. Tai vadina emocijomis. Žmogus 5 metus kalėjo ir, kaip jis sako, galėjo kalbėtis tik su savimi ir panašiai. Ir šiuo metu gal tas, sakykime, minčių kratinys toks gal ir būna kartais ir nepasvertas. Tad kaip vertinti valdžios veiksmus po tokio eilinio nevykusio spektaklio surengimo? Juk būtent jie davė Tikhanovskiams veikimo laisvę, jie jo sugalvojo išlaikyti ir taip toliau. Į nedarbo draudimo išmoką pretenduojantiems bedarbiams Seimo Nemuno aušros frakcijos narys Karolis Neimantas siūlo numatyti naują reikalavimą – priklausyti Šaulių sąjungai. Tokį pasiūlymą įregistravęs parlamentaras mano, kad bedarbiai siekiantis gauti paramą turėtų jausti atsakomybę ir pareigą prieš valstybę. Ne tik gauti paramą, bet ir teikti savo pagalbą šalies institucijoms ir Lietuvos kariuomeniai. Visų pirma, kad gauti nedarbo draudimo išmoką asmuo turi būti netekęs darbo, turėti ne trumpesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėnesių ir užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Tada asmenys, kurie gali gauti nedarbo draudimo išmoką, turi būti dirbę 12 mėnesių. Jie nėra kažkokie valstybės išlaikytiniai, tai yra darbingi asmenys, kurie dirbo, dėl tam tikrų priežasčių išėjo iš darbo, o valstybė jiems tam tikrą laikotarpį padeda, kol jie susiras kitą darbą. Tad prikut čia priverstinis įsirašymas į Šaulių sąjungą. Lyg tie žmonės neturėtų pareigos prieš valstybę. Kas toliau? Priverstinis įsirašymas į partijas, priverstinis skiepijimas, kitaip tariant, petys už laisvę ir panašiai. Kokių dar nesąmonių sugalvos? Pats siūlytojas Karolis Neimantas buvo Laisvės partijos narys ir ironiškiausia, pats buvo bedarbis dalyvaujant rinkimuose. Ką daugiau galima pridurti? Vilniuje apsilankęs iShowSpeed, kuriam valdžia už tai sumokėjo 30 000 eurų ir jį priėmė kaip karalių, nusilenkdama žemai, planuoja kelionę po Rusiją. Šeštadienį Rusijos Telegram kanalais pradėta skleisti žinia, kad amerikiečių streameris iShowSpeed rugpjūčio mėnesį lankysis Rusijoje. Teigiama, kad kūrėjas tarėsi dėl susitikimų ir planuoja vieną iš maršrutų iš Sankt Peterburgo į Sočį arba iš Maskvos į Jekaterinburgą. Tad kaip dabar gaunasi? Valdžia šlovina Rusijai artimus asmenis, kaip ji dabar elgsis, atiminės pilietybės tiems, kurie suorganizavo šį vizitą, kai pilietybė buvo atėmę iš Margaritos Drobesko. Ar viską nutilės? Nes kaip teisingosios partijos atstovai organizuoja kažką, tai jiems viskas galima. Viešoje erdvėje keliant klausimus, ar prieš porą savaičių Lietuvos pasienyje nukritus iš Baltarusijos atskridusiam dronui Gerbera šalies institucijos tinkamai sureagavo į incidentą, prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad ateityje įvykus panašiam įvykiui jis neitų į priedangą
jeigu apie potencialią grėsmę nebūtų informuoti visi šalies gyventojai. Taigi, kitą kartą valdžia elgsis jau kitaip, nei slėptis, o pirmą informuos visuomenę. Ar jūs tuo tikite? Jei vieną kartą buvo išsigąsta pavojaus, kuris net nebuvo realus pavojus, kodėl reikėtų tikėtis iš valdžios kitokios reakcijos realaus pavojaus atveju? O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.